Dabar, pavyzdžiui, kodėl aš ne... Reiškia, jisai išleidžiam spektaklį. Užsienyje, pavyzdžiui, yra iš karto kaip. Yra kaip laikraštis, kuris sako, pavyzdžiui, prieš formalumą. Aš sakau, čia, ką jūs darote, yra viskas formalizmas, mano Svarinskai. Čia yra šūdas, tik tai emocinis teatras. Dabar toks laikraštis. Kitas laikraštis sako, man labiausiai patinka formalizmas. Tas mane be dvi pozicijos. Kažkas už kažką kovoja. Dabar jauniškis apie viską rašo. Ir apie formalistinį teatrą, ir reiškia ir apie emocinį. Ir sako, nu man buvo labai gerai. Emocinis teatras man patinka, bet trūksta truputėlį formos. Apie formą rašo. Formos teatras man patinka, bet trūksta truputėlį emocijų. Tik kaip vienam sakinys persiverčia 3 kartus. Rasa Vasinauskaitė tą patį, nu vaikai, nu tai ką aš galiu skaityti, ką jie man gali duoti. Jie yra reklamos agentai, o ne kritikai. Jie ką? Nu, emocinis teatras, sakykime, nu, aš kalbu apie emocinį teatrą, aš galbūt netaip, aš jį įsivaizduoju kaip emocinį, kam pakrautas energijos, noras atidavimas žiūrovui, ant scenos kažkas vyksta atidavimo aktas kažkoks, tai bent, nu, ką vat, mes darome, mes bent kažkokį tai siekime emocinio teatrą. O formas, kad yra, pavyzdžiui, nu, nieko žmogus vaikšto ant scenos, o eina video rodomas, visokie vyksta, pavyzdžiui, formalistinis teatras, man taip pat, kada tekstas visai nesvarbu, nu, pavyzdžiui, mes matėm labai aiškus pavyzdys formalistinio teatro, man yra Šekspyro deklamavęs Trečiakuris. Kada tekstas visiškai neproporcingai prasilenkia su forma. Forma eina į vieną pusę, tekstas ir turinys eina į kitą pusę, jis turi susijungti. Nu, pavyzdžiui, kodėl prašau čia, kad garsas būtų, kad mes lyg darom formą, bet tai yra priemonė išgauti turinį. Išgauti žiūrovui atmosferą, išgauti, kad jūs ateinat, išgauti tą. O jie reiškia kaip, pavyzdžiui, pastebėt, jų visas žaidimas pinasi su turiniu Šekspyro. Taigi ten Šekspyro kas yra? Archetipas. Tai yra kreipinys į transcendenciją, į amžiną meilę, į amžiną mirtį, į amžiną netektį, į amžinybę. Bet koks sonetas. Prasilenkimas. Tai formalistinis teatras yra prasilenkimas. Tas toksai. Tai jam svarbu forma ir jie ten daug leidžiasi visko, bet jokio turinio. Sakykime. Kas yra tas vis dėlto ta režisūra reikalinga, man atrodo, reikia atsitraukti. Reikia dabar, ką aš bandau, kad jie ir tu turėtum biškį atsitraukti nuo viso šito brūdno tokio, kaip sakyt, tu pirmiausia turi susirasti, kas blogai daroma šiuolaikiniam teatre ir kas tavo manymu gerai ir ką tu galėtum padaryti dar geriau už tą, kas gerai daroma. Tu turi surasti pirmiausia, kas yra blogai daroma, ką tu nori pakeisti šitam teatre. Pavyzdžiui, mano, dabar ką aš atėjau čia, aš noriu padaryti, kad būtų vėl kolektyvas. Noriu, kad vaikai pamiltų teatrą, pamiltų šeimą. Reiškia, aš kuriu tą šeimą. Manau, kad yra taip teisinga. tą siekiu ir noriu to pakeisti, nes šiandienim tai pirmiausia, man atrodo, yra blogai tas ir tas. Dabar tu turi surasti, kas tau šiuolaikinių spektaklių, kas nepatinka, ar nepatinka žodžio valdymas, dialogo valdymas, formos per daug, ar per mažai formos, ar per tema pati nuvalkiojama, išniekinama. Ko tu ieškai? Ir kas patinka? Turi surasti, nesvarbu kokiai šaly. Kokia ta. Ir tada taip atradęs, tu tada žinosi, kas blogai ta, ir tu žinosi, ko tu tą, pavyzdžiui, siekti, ko geriau. Nu, aš turėjau tokius, sakykime, neoficialius mokytojus, ten Babkauską amžinatelis, Kurauską, kuris mačiau jie amžinatelis, Janį amžinatelis. Aš juos norėjau už juos padaryti, mačiau, kad jie gerai daro ir jų linkme, ta prasme, jau aš toliau. Ta prasme, jie pradėjau ieškoti tos paties energetikos kažkokio, nes man patiko, kaip jie vaidina, bet jie nekopijuoja. Galima aiškintis, galima ginčytis, galima sakyti, kad mokytis, o kaip dabar sakai, kad teik, galim kalbėti, kad ir vakarykštis spektakliukas tu jį matei, ką aš ten dariau. Jį reikia viską, aš manau, kad beformis daiktas yra, jis yra, net, reiškia, beprasmis daiktas, jis neturi formos. Prasmė turi formą. Aš paėmiau, pavyzdžiui, Konfucijo visą pasaulio sampratą ir sujungiu ir padariau pagal tavo tos garsais. Bet jie bent žino už, jie nesvarbu, ką jie daro, bet jie žino, apie ką jie kalba, apie vandenį, apie grėsmę, apie tą. Ir tokį, vat, sakykime, daiktą, ne? Tai galima čia analizuoti, ginčytis, ieškoti. Man atrodo, galima. Aktyviau. Gerai labai. Aktyviau. Aha. Gerai. Vėl garsiai.
Vėl aktyviai Kaiva, aha. Gerai, aha. Tu save paleidi. Vat padariau kažką, jau susikaupiau, dabar prakysiu tada. Toks jam polskis mariukas. Biškai, prakysiu, kalbėsim, biškai, ką tu pakalbam, biškai toks. Nu, buvo visą laiką taip ir pasidarė, pizdės, ir žuvo žmogus. Daug kas apgalvota, daug jis pradeda tikėti tavim, kad tu vedi į teisingų kažkokiu keliu, kad tai nėra atsitiktinumas, kad tai tu darai dėsningai. Tada jis pradeda sekti kiekvieną tavo ženklą. Nes, pavyzdžiui, šiuolaikinį teatrą aš atėjęs, dabar ateinu į teatrą, aš paklausau pirmą ženklą, antrą ženklą, tada nesujungiu, žiūriu, kad palauk, vienas ženklas yra iš rusų rašto, tada matau kiniečių hieroglifą, tada matau lietuvišką lotynišką raidę ir bandau sudėti žodį ir neišeina. Ir tada aš sakau, eina šiek tiek išeinu po pertraukos namo. Nes ženklai turi susidėti kažkokią tai kalbą. Vaikai, nesilygiuokite niekas į kažkokį tai elitinį publiką arba blogąją publiką, arba vidurinį. Kiek tu pats paaugai, galvokit, kad tu toks pat, kiek tu pats paaugai, tik ir daryk tą kūrinį. Kas tave domina? Darykit, kas jūs domina. Labai gerai Vulfas pasakė, jis parašė savo draugui tokį sakinį. Parašė taip, kad kaip mano knyga paskutinė, namo kelio atgal nėra tokia jo knyga, yra tokia dienoraštis. Amerikiečių rašytojas, jis parašė, kelio atgal namo nėra. Kaip mano ta paskutinė knyga. Ir jam jo draugas parašė taip, jis sako, Vulfai, kodėl tu galvoji, kad tugi pat žinai, kur yra blogai ir kur yra gerai. Tik tu galvoji, kad yra žmonių, kurie nepastebės to. Pat nepastebės. Pavyzdžiui, kaip aš galvoju, kad aš būsiu pavargęs, suvaidinsiu pavargęs, bet manęs nepastebės. Taip, buvo mane įsimylėjusios ten dvi bobutės, kurios, reiškia, nepastebėjo, kad aš pavargęs. O jauna studentė pastebėjo. Vat ir viskas. Iškai aš tik galvoju, nu gal apgausiu. Tai ir jam parašė, kad sako, Vulfai, kodėl tu galvoji, kad tugi pat žinai, kas yra blogai ir kas yra negerai. Kodėl tu dar mane klausi, kuri vieta? Tu tik galvoji, kad tos blogos vietos niekas nepastebės. Iš tikrųjų mes žinom, ką mes blogai darome, žiūrėkit sąžinė. Mums pasako, nedaryk to, o mes paimam vis tiek ir išduodam draugą. Nevok. Mums sąžinė sako, mes paimam ir nupizdinam. Ir tada sėdam kalėjimą. Ir viskas. Ir pasitikė.